1, 2, 3, sakom, laba diena iš PowerPoint'o. Šiandien pakalbinsiu Luką tokiu vienu klausimu, kurį man žmonės užduoda labai dažnai. Kaip išsirinkti tinkamą sportinę avalynę, liaudiškai tariant, kedus. Tai, Lukai, sakyk, pradžiai toks klausimas, ar dažnai žmonės ateina ir nežino, ko nori? Jo, turbūt mažesnė dalis žmonių žino, ko nori, apskritai, ko jiems net nereikia, o didžioji dalis žmonių galbūt per savo laiko neturėjimą arba nesigilinimą į visą batų situaciją tikrai nežino, ko nori ir jiems reikia pagalbos renkantis bėgimo batus. Tai va, aš asmeniškai bėgimo batus renkuosi gal daug paprasčiau. Man reikia greitų varžybinių ir man reikia avalynės, kuri surinktų 80% lėtų bėgimų krosų. Turbūt žmonės dažniausiai ateina pas jūs, tiesiog laisvalaikį bėgioti, kad jiems tie keliai tiktų, jie jų negrumuotų ir, sakykime, atitiktų į poreikius. Nuo ko jūs pradedat, kai jis paklausia, tai Lukai, ką man pirkti? Jo, tai dažniausia situacija būna, kad labas, žiūrim į batų senelę ir, gal gali kažką parekomenduoti. Tai visų pirma... Batų senelė, tai už mūsų, čia tokia trečdalis jos matosi, ketvirtadalis gal. Jo, ir aš galbūt, kai jau pažįstu tos batus, man nesimato čia nei brandų, nei spalvų, aš matau daugiau mažiau, ką tie batai gali. Ir kai žmogus užduoda tokį klausimą, tai praktiškai nieko neįmanoma patarti, nežinant ir neišpešant iš jo kokios nors informacijos. Tai visų pirma vyksta toks kaip ir išsiklausinėjimas ir supratimas, kokiam lygiai yra žmogus, kokiam žinių lygiai yra žmogus ir fizinio parengtumo lygiai yra žmogus. Tai pirmas toks būtų, sakykime, klausimynas įsivertinti, kiek daug jis bėgioja, kaip senai bėgioja, kilometražas. Additional pasidaryti pėdos testą yra smagus dalykas, tada galim jau šiek tiek giliau įlysti į tas pačias raumenų grupės, į pėdas ir išsiaiškinti galbūt, ko reikėtų būtent iš batelių, kokių specifikacijų. Tai be to, tas parinkimas labai kabėtų primityviam lygiai ir rinktumėmės tiesiog iš tokio pirmo pojūčio. Tai pirmas dalykas kliento ir žmogaus identifikavimas, kokie jis yra fizinio parengtumo lygyje ir kas jis per bėgikas. Ar jau kažkiek pažengęs ir pažįstantis save, ar tas bėgimas toks tik tai pati pradžia, nes žmonės turbūt nėra linkę įsivertinti save gana adekvačiai ir nelabai supranta. Dažnai bėgimą tokiu labai nekaltų sportų laiko, kur nepasiruošęs ko gero gali prisidaryti. Aš taip juokauju, kad bėgimas atrodo lengva ir paprasta tik Instagram'e. Nes ten jis atrodo labai gražiai ir fantastiškai bėga. Asmeniškai aš netrodo gražiai nuotraukose, kaip bėgu. Ir man gal nebūna lengva, tai aš nesuprantu to. Kuo greičiau bėgi, turbūt to mistika tokia yra vystesnė. Pakalbėkim šiaip ir tokia gal įdomumo dėlį klausimas. Žmonės apie save galvoja per gerai ar per blogai? Ko jie nori? Per greitų? Per lengvų? Man atrodo, bent kiek aš susidūręs, daugiausiai šiek tiek galvoja per gerai ir yra linkę pervertinti, atsiprašau. Jo, nes, nekalbant apie pavyzdžius, kada pavasarį išbėgau laisvai 5, vasarą jau 10, tą patį rudenį kažkaip Vilniaus maratonas susigalvojom užsiregistruoti. Tai galbūt toks irgi suvokimo lygis apie save yra ganėtinai primityvus, čia neužsipuolant tų pačių klientų ir žmonių, nes tai ganėtinai normali mano situacija. Daugumai to bato kažkokio poreikis arba savęs stiprinimo poreikis atsiranda tada, kai kažką pradeda skaudėti. Tai jau, sakykime, yra faktas, kad perlaukiam kažkokį laiko tarpą ir kažko nepadarėm sprendimo ar įsigijom, sakykime, netinkamą avalynę arba nepastiprinom tam tikrų raumenų, nepratempėm, čia visą kitą informaciją. Tai manau, labai daug žmonių neįvertina savo formos ir pervertina savo formą ir mano, kad gali tikrai geriau, o kūnas jis taip greit, sakykime, jam reikia tam tikro laiko tarpo, kad adaptuotas stiprėtų ir galėtume didinti krūvį arba distancijas bėgamas. Supratau. Nes, pavyzdžiui, jeigu dabar kalbėti apie tiesiog bėgikus, kurie nesitreniruoja jokiam bėgimo klube
ir tiesiog bėgioja dėl savęs, dėl sveikatingumo ir karts nuo karto bėga varžybose, tai pavyzdžiui, mano nuomonė, turbūt tų visokių reiserių, greitų, išlengvintų kėdų avalynės net nereikia. Tu turbūt duodi tuos, kurie jį apsaugo nuo žalojimo, tai sudėsnė apsauga turbūt kaip ir šitie asiksai būtų, aš įsivaizduoju, kurie tokie gremėzdiški, bet automatiškai visą tą apkrovą būtent paima pati avalynė, pats dugnas. Jo, tai esmė tame, kad kiekvienas klientas yra atskira istorija ir daugumą tam straipsnių rašo neklausyk draugo patarimo, nes jau visiškai galbūt kitoks. Mano nuomonė išklausyti visada gali, bet irgi reikėtų suprasti grynai savo situaciją. Tai ASICS daug labai brandų turi ganėtinai panašų spektrą batų. Tai varžybinius batus, sakykim, tokius tarpinius tarp greitesnio prabėgimo ir didesnio kilometražo ir tada tokius grynai kilometrų sekimo batus. Ir nėra turbūt iš tokių utopinių brandų, kad kažkoks sugalvotų, kad nesąmonę darytų minkštus, darom tik tai tokius, visa ta tokia batelio, sakykim, potencialo prizmė nueina tokia kategorija nuo ganėtinai lėtų, minkštų, tokių saugių iki lengvesnių ir tokių iš viso varžybinių tapkučių, kurios ten 2-3 maratonai ir gali iš išleidžių išmesti, nes jau iš jų nieko nelieka. Vėlgi tas pats bėgimas ir labai, sakykim, tokie varžybiniai kieti batai, jie dėvimi dažniausiai jau pro atletų pasauly, turbūt ir tų, kurie jau gyvena grynai iš bėgimo, kuriem reikia rezultato ir už to rezultato slypi turbūt ir piniginė kažkokia dalis. Tai neretai tie žmonės varžybų dieną šiek tiek aukoja galbūt tą sveikatą, taip jie yra pasirengę bėgti, bet vardan greičio, vardan rezultato dedas tokį gana, sakykim, santykinai kietą batą ir tada jau braukia visas sekundės, milisekundės ir stengiasi užfiksuoti rezultatą. Netgi yra tam faktų, kad nedidelis ir smegenų sutrinkimas būna po maratono atletų jo, kurie atsimuša ganėtinai greitų metu bėgant. Tai jo, tame turbūt slypi batelio būtent irgi pasirinkimas. Ir jo, kiekvienas žmogus, atskira istorija, kaip ir minėjau, tai niekada turbūt į tokį batą nekišim pakankamai lengvo, geras stiprias pėdas turinčio žmogaus, nes jam nereikia to bato, jo pėda pati ganėtinai stipri ir gali dirbti ir gali bėgti pakankamai gerai ir jam dar kažkokio lengvinančio tą pėdos darbą batelio pernelyg nereikėtų. Dėliojame, sakykim, didesnį svorį turintys žmonės dažnai tą pėdutę taip mėgsta numesti, šlepsėti, tai pradžiai visada galbūt smagu, mes patys kaip bėgimo batelių pardavėjai trupučiuką tokį saugesnį variantą užmetame, nes ką ir šnekėjom, kad žmogus mėgsta pervertinti save. Tai iš patogumo aš tikiu, kad jam net tie varžybinukai smagu būtų. Labai lengva, patogu, limpa, bet kartais trupučiuką už jį dirbančio bato pačiai pradžiai būtų labai faina turėti ir po to per, nežinau, mėnesius, metai pats jau žmogus pradės jausti galbūt šiek tiek pakitimus savo kūne. Ir netgi mes turim nemažai sėkmės tokių istorijų, kada užsiauginom tą patį bėgiką nuo 5 km bėgant į tokį ne visai geroj fiziniai kondicijoje su pavyzdys kažkas tokio ganėtinai gremėzdiško, iki po to, kur jau atsirado lengvesnis batas, pats žmogus palengvėjo, technika pasitvarkė, raumenynas pasitvarkė ir jam jau jis tokius peržegnoja batus ir tiesiog renkasi lengvesnius. Tai dar kartą, trečią kartą pasikartoja kiekvienas žmogus atskira istorija ir smagu kartu su žmogum išsiaiškinti. Galbūt daugeliui tas pėdos testas taip per daug moksliškai skamba, aš čia netrofas, man čia nereikia, bet mes tą patį pėdos testą stengiamės labai draugiškam tokiam lygiai pateikti. Pokalbio formą aš stengiuosi labai paprastai paaiškinti, kas čia yra, kodėl čia taip yra ir kad viskas gali būti kintama. Nėra, kad jau čia faktas, kad pėda taip, tai jau viskas ir tau visą gyvenimą reikės tokių batų, ten einam prie tiesos. Čia man tai baisi situacija, kai žmonės sako, kad aš nesu profesionalas, tai man nereikia, aš galiu su kaliotais bėgioti. Ne, bėgimas yra sportas. Tai yra lengvoji atletika, bėgimas yra sportas. Nesvarbu,
kokiu tempu bėgi, kiek bėgi, tu tuo metu sportuoji. Ir tu gali arba savo pakenkti, arba nepakenkti. Tai čia yra tiesiog tavo pasirinkimas. Ir mes turbūt tokį galim paprastą rezumę daryti, kad taip dauguma žmonių nesiekia rezultato. Tai avalynė turėtų būti ta, kuri tiesiog apsaugo ir tinka pagal ūgį, svorį, amžių, atletiškumą, pėdos pastatymą ir taip toliau. Reikia žiūrėti į tuos ir turbūt tikrai nežiūrėti, kuo bėgioja geriausi Lietuvos bėgikai, nesižiūrėti, kuo bėgioja užsienyje ir ten, ar tu labiau nežiūrėti spalvą reakciją. Vis viena, tai yra investicija į save, į sveikatą, nes toksai gaunasi labai įdomus dalykas. Tu eini bėgioti, nes tai yra sveika, bet nesisaugai su avalyne. Nu, tai kažkaip kertasi toks pamąstymas, žinai. Aš noriu numest svorį, bet vakarais valgau kilogramą Napoleono. Tai kažkaip, prasilenkia su tą realybę. Aš tiesiog irgi, mes pasisakėm nemažai avalinės, papasakosiu, kaip aš renkuosi. Iš tikrųjų, aš turiu tris skirtingus ir varžybose turiu naują pasirinkimą, Luko rekomendaciją, tai yra New Balance nauji, net nežinau pavadinimą, iš tikrųjų, 1500. Man patinka dėl to nes jie yra ganėtinai lengvi, nors galėtų būti lengvesni kaip man, bet aš manau šiam kartui man pakankam šio lengvumo ir vien dėl ko aš jo pasirinkau šiam bėgimui, tai pavyzdžiui gražus. Antras dalykas, aš turiu problemų su raiščiais, yra vienas raiščias nutrauktas, mano pėdutė, jeigu taip žiūrėt, krenta į tą pusę, tai man reikia šitos vietos palengvinimos, pastiprinimos, tai yra palaikymo. Tai anksčiau bėgiodavau su šitais, jie yra lengvesni, bet pas juos palaikymas šia pusė yra ženkliai silpnesnis ir mano pėda labiau verčiasi, tai sukelia diskomfortą, šiek tiek skausmo. Tai nors jie gal ir lengvesni, bet pasirinkau šituos, nes jie turi šitoje vietoje didesnį pastiprinimą, palaikymą ir tiesiog aš jaučiu, kaip juos avėdamas aš labiau tiesiau, geras labai žodis, stabiliau stoviu ant kojų. Tai mano pasirinkimas bent jau šiam pavasarį, kai aš bėgsiu pusmaratonį 10 km, būtent šie bateliai. Taip, galbūt išbandysiu Nike'us, kai mes kalbėjom apie vienus lengvesnius, bet pradžiai yra šitas. Daugybė kilometrų ilgų susirenku su Nike'ais, ne visai šito modeliu, čia yra Nike Pegasus 25 turi turbo. O pas mane turbo, tai jie turbūt lengvesni dar yra. Bet jie yra tikrai tokie labai minkšti ir net nesupranti, kas vyksta su jais, nes kaip ant bėgi tarsi ant gumos, tai koja visiškai nevargsta. Iš pradžių buvo labai keistas, aš pripratęs bėgti ant be jokios amortizacijos. Visai labai patiko, tai irgi galiu pasakyti, kad čia turbūt jie tinka, aš manau, kad visiems. Tikriausiai jau, pagal profesionalumo lygį žmonėms. Jo, jis jau šiek tiek saugesnis amortizacijos atžvilgių ir tas tinkamumo spektras žymiai yra didesnis negu mažiau rizikos bus statistiniam bėgikui bėgti su tuo modeliu negu su kažkokiu varžybinuku. Čia kalbant labai bendrai. Ir man vienas iš mylimiausias būdavo batai, vėlgi apie savijautą, kaip aš jaučiuosi, tai būdavo Bostonai. Bet teko man jų atsakyti dėl paprastos priežasties, jie ant kojos guli gerai, jis bėgasi greitai, jis rinkdavo kilometrus, čia prieš tuos Nike'us. Bet po 100 kilometrų dingsta visas išlaikymas ir pėda pradeda kristi į vidų, išsidėvi skausmai, nemalonumai. Tai kad ir kaip man būtų Bostonai patikę, aš juos atsakiau, nors jie turbūt tinkami, jau bėgiuojantys žmonėms daugiau, nes jie vėlgi yra lengvi, šiek tiek su pastolimu. Jo, yra dalykų, bet šiaip... Ir turbūt neutralūs jie visiškai. Nedidelis palaikymas šiek tiek yra iš kūno dalies, bet iš padų jis šiaip neutralus yra. Tai ką aš pastebėjau, kad pėda ilgesnės distancijos metu pradėjo virsti, tai jis nenulaikys tiek iki galo. Tai va, netgi turint mano, aš turbūt šiokį tokį atletiškumą turiu jau, net laiko, bet aš jau negaliu jais naudotis. Tai jie turi, čia gal vėl neturim tarpinis variantas tarp šitų ir šitų toksai tempo, tai jie turi paketinimą. Tai aš su jais renkuosi bėgimą tuomet, kai bėgu longraną, kai aš žinau, kad man reikės pradėti greitis už bėgimų, tuomet aš imu vietoj šitų lengvesnių, minkštesnių, imuosi tuos Adidas tempo, kurie yra, sakykime, jau palengvinti, bet vėlgi turi palaikymą. Tai va, vėlgi, tai yra specifika. Ir aš turbūt stipriai nepaturiu kaitėti iš tikrųjų, taip dažnai kaip aš kaitėti tos avalinės, labiau pėda, prie to reikia užaugti. Taip, jeigu ten jūs sportuojate su treneriais
ir kai ruoštis varžybom, tai čia vienareikšmiškai ir gerai turėti ir varžyboms avalynę, intervalams, ir vėlgi skiriasi avalynė ir stadionė bėgant ant gumos, nes minkšti tikrai ten prasmėgsi, gaunasi guma ant gumos, tai tikrai nieko gero. Bet kai jums kyla klausimas, kokių man kėdų, kokios man avalynės reikia, tai pirmiausia reikia, turbūt tikrai pasitarti su specialistais. Pirmas dalykas ir suprasti, kad nors jūs jau nesat profesionalai, bet sveikata yra pirmo vieta, nes čia turbūt faktas. Tai aš sakau, ačiū Lukui už šias mintis ir, padėkokim SportPointui, kurie tokia turi kaip ir žinutė, kad šitą parduotuvę skirta ne tik profams, o tai yra jeigu išbėgate nors ir vieną kartą per savaitę ir po 2 kilometrus, bet jums reikia ne klumpių, o bėgimų ciklus avalynės, tai čia tikrai drąsiai gali eiti. Nebijoti to profesionalumo ir daug žinių, nes mes jas, sakykime, ne lotyniškais pavadinimais perdedam, o ganėtinai paprastai. Tai mūsų žinutė visą tą mokslinę pusę sukramtyti ir kaip įmanoma pateikti lengviau žmogui, kad jis suprastų, kodėl argumentuotai tiesiog išsirinkti tą batelį. Ir šiaip, jeigu yra kažkokių problemų, esam labai artimam kontakte tiek ir su ortopedais, tiek ir su kineziterapeutais, tai visada toks šiltas, paprastas bendravimas, užbėgant kažkam problemom už akių, visada pas mus įmanomas. Tai tiesiog nebijoti ir pasirinkti. Dar šiaip įsiterpiant tą pati bėgimo avalynę, daug kas galvoja, kad joje kažkokio labai jau didelio mokslo nėra ir taip svarbiausia, kad būtų patogu, lengva, bet jinai, sakykime, skiriasi ganėtinai nuo kitų sportinių avalynių. Tas pats krepšinis, tas pats tinklinis futbolas, šitų sporto šakų avalynė ortopedinė prasme labai per daug neįtakoja pėdos, sakykime, nes krepšinį futbole plokštesnis ar aukštesnis skliautą turintis žmogus, jis iš esmės renkasi beveik tos pačius batus. Nėra taip, kad plokščiapadžių batai arba ten aukštus skliauto. Tai bėgimas, jis yra toks cikliškas judesys, nėra taip, kad sugalvojau ten į kairę, dešinę ratais bėgioja ir panašiai. Tai jis yra cikliškas judesys ir šiek tiek tą biomechaniką žmogaus tvarkyti, iš to cikliškumo tas pats batas padeda, nes kairė, dešinė, tiesiog įsiterpti ir apsaugoti pėdą nuo kažkokių netaisyklingų, tą patį kūną nuo netaisyklingų judesių, netikslių judesių jis gali tikrai padėti. Tai nėra taip, kad įsigiję kažkokį bėgimo batą, jūs galėsite pažaisti krepšinį ir pažaisti tenisą ir panašiai. Tai čia toks galbūt irgi mito kažkokios sugiravimas. Ir su tais pačiais krepšinio batais nefaina tikrai bėgioti ir nieko gero iš to, nes tai irgi dvi skirtingos sporto šakos. Krepšinis paremtas daugiau tokiais neprognozuojamais judesiais, nes viskas pagal kamuolį vyksta. Daug pilna yra stabilizatorių šoninių dalių ir ten, kur pėda galėtų būti šiek tiek laisvesnė palikta, nekalbant ten apie kvėpavimą to pačio bato, ten yra gana sukaustyta, tai tas bėgimas labiau klumpės, ką ir minėjai, primena. Tai dauguma irgi internete tų patarimų tokių sklando labai primityviam lygiai. Tai tokie baziniai, taip, visada tu gali bazinius pasiremti, normalu, tai čia netgi kažkur skaičiau, kad ten ir jeigu bėgi daugiau rinkis storesnio pado batelius, logikos yra tame, bet turbūt tose pačiose gariūnose aš ten galiu rasti naunėminių batų tokiais platformom, bet už tos platformos ten nieko nesislėpia, kur tu tą batą turbūt po 50 km išminsi ir jis deformuosi pakankamai giliai. Ir taip pat nereikėtų turbūt užsiciklinti ant kažkokio brendo. Mes, sakykime, nesam nei vienų batų tiekėjai, mums nėra intereso parduoti 1, 2, 3 ir 4 bato ten 1000 porų. Ieškom, sakykime, geriausios poros ir netgi būna sezonų, kada vienas ar kitas brendas mūsų nuomonė tą batelį pagadina arba matom, kad jau jo tikrai sunkiai išeis parduoti arba neatsiras tokių žmonių. Mes tiesiog užsisakom jų mažiau ir
ta siena, ką čia matom už nugaros, jinai yra mūsų labiau toks darbo vaisius, vertinimo kriterijus, pagal vertinimo kriterijus atrinkti tokie bateliai, kuriais mes tikime. Ir jo, tam pačiam internete labai begalė daug reviewų yra, aš jos pats beveik kiekvienų batų ir persiskaitau, kad susidarytų kažkokį šalies nuomonę. Parašai daug heiteliškų. Ir dažniausiai aš ką perskaitau, kad nei vieno bato nėra blogo ir galbūt kritikos tiem batam irgi šiek tiek trūksta. Tai kada aš jau matau batą, ką jis gali, matau žmogų, ką jis gali, gimsta bent jau keletas variantų tokių ganėtinai saugių, kad jis galėtų pačią pradžią bėgimo pastatyti tikrai faina. Tai atrodo paprasta, bet už to slypi nemažai mokslo. Labai faina, kai šypsodamiesi žmonės išeina ir viskas tvarkingai pataikom. Tai aš turbūt, mano pabaigai galim sakyti vieną dalyką, kad tinkama avalynė yra pradžia gero bėgimo. Tai va, tai aš manau, kad šiokias gairias pagavote, tai užeikite.